Sveiki, šiandien noriu pasidalinti, sakyčiau, tiesiog neįtikėtino Git funkcija. Jie yra tiesiog fantastiška, bet kažkodėl labai mažai kam žinoma. Ir jis sprendžia vieną iš labiausiai irzinančių problemų, su kuria susidurėme bene kasdien. Pasiruoškite, nes tai, ką išgirsite, gali iš esmės pakeisti visą požiūrį į darbą su Git. Gerai, tai pradedam. Pirmiausia, kad suprastume, kodėl ta funkcija tokia ypatinga, reikia pasikalbėti apie pačią problemą. Apie tą scenarijų, kuris, tikiu, yra iki skausmo pažįstamas beveik kiekvienam programuotojui. Įsivaizduokime, sėdima pasinerusi naujos funkcijos kūrimo. Viskas, esame visiškai susikoncentravę, kodas tiesiog liejasi. Ir staiga, žinutė iš kolegos, reikia skubiai tiesiog dabar ištaisyti kritinę klaidą gamybinėje aplinkoje. Pažįstamas jausmas, tiesa? Ir ką, viską reikia mesti ir persijungti. Būtent šis nuolatinis šokinėjimas nuo vienos užduoties prie kitos, tas konteksto praradimas ir yra pagrindinė didžiulė problema. Ir ką tokiu atveju dažniausiai darome? Grėbėmės tų senų, nepatogių metodų, arba viską greitai nustumėme į šalį su git stash, kur tie pakeitimai tiesiog guli kažkokioje laikinoje saugykloj, arba dar blogiau, sukūrėme laikiną komitą su prierašu squash me later ar VIP darbo eiga, ir, aišku, vėliau jį pamirštame. Abu šie būdai reikalauja papildomų veiksmų, blaško dėmesį ir, tiesą sakant, sukelia riziką prarasti tą gerą darbo ritmą. Tai tiesiog, nėra smagu. O dabar pereikime prie tikrai elegantiško sprendimo šitai netvarkai. Susipažinkite Git Work-Trees. Ši citata, manau, tobulai atspindi tą pirminę reakciją. Tai tiesiog pribloškia. Ir žinote, kas geriausia? Šita galinga funkcija visą laiką buvo čia pat, tiesiog po nosim. Tiesiog mažai kas apie ją žinojo ar naudojo. Taigi, koks šitas esminis skirtumas? Kairėje matome tradicinį būdą. Vienoje repozitorijoje vienu metu dirbama tik su viena šaka. Nori pereiti į kitą? Turi kažką daryti su nebaigtais pakeitimais. O dešinėje visai kitas pasaulis. Su Work-Trees galima turėti kelias šakas aktyves vienu metu, nes kiekviena iš jų gyvena savo atskirame aplanke. Įsivaizduokite, jokio persijunginėjimo, jokio stašinimo. Kalbant formaliau, Git Work-Tree leidžia turėti kelias, pavadinkime darbo direktorijas, kurios visos yra susietos su ta pačia viena repozitorija. Ką tai reiškia praktiškai? Ogi tai, kad main šaka gali būti viename aplanke, naujos funkcijos kūrimo šaka kitome, o tas skubus pataisimas dar trečiame. Ir tai yra žymiai geriau nei klonuoti tą pačią repozitoriją kelis kartus, nes visi šie Work-Trees dalinasi tą pačią Git duomenų bazę. Taip taupoma disko vieta ir užtikrinama, kad viskas visada sinchronizuota. Gerai, teorija skamba puikiai, o kaip visa tai veikia praktiškai? Pažiūrėkim, tikrai nereikia išsigąsti, viskas yra žymiai paprasčiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Viskas prasideda nuo šiek tiek kitokio repozitorijos klonavimo būdo. Pats procesas išties paprastas. Pirmiausia, repozitoriją reikia klonuoti su -bare vėliavėla. Tai reiškia, kad sukūriama tokia centrinė Git duomenų saugykla be jokio darbinio aplanko. Tiesiog pats Git katalogas su visa istorija. Tai tarsi repozitorijos smegenis. Tada su komanda Git Work-Tree add sukūrėme atskirus aplankus kiekvienai šakai, su kuria norime dirbti. O kai kokios nors šakos nebereikia, tiesiog pašaliname su Git Work-Tree remove. Viskas. Štai kaip tai atrodo realybėje, failų sistemoje. Turime tą centrinį .git aplanką, kuriame yra visi Git objektai, visa istorija, o šalia jo tvarkingai išdėlioti aplankai kiekvienai šakai. Main, Feature X, Hotfix Y. Galima atsidaryti kiekvieną iš jų atskirame kodo redaktoriaus lange ir dirbti lygiagrečiai. Tai neįtikinai švaru ir organizuota. Bet palaukite, čia dar ne viskas. Nors pagrindinės komandos jau yra be galo galingos, tikroji magija atsiskleidžia, kai ši funkcija integruojama į kasdienius įrankius ir automatizuojama. Kad viskas veiktų dar sklandžiau, galima susikurti ar pasinaudoti papildomais įrankiais. Pavyzdžiui, VS Code plėtiniu, kuris leistų vienu mygtuko paspaudimu sukurti naują Work-Tree. Arba integruoti informaciją tiesiai į redaktoriaus būsenos juostą, kad visada būtų aišku, kuriame aplanke ir kurioje šakoje esama. Pagalvokime, tai reikia paspausti, CMD+P ir iškart peršokama į kitos šakos aplanką, be jokių komandų terminale. O štai čia ir atsiskleidžia visa automatizavimo galia. Įsivaizduokime, dirbama su projektu, kuris naudoja submodulius.
Kiekvieną kartą sukūrus naują Work3, automatiškai įvykdoma Git submodule update komanda. Daugiau jokių pamirštų žingsnių, jokio sugaištų laiko ieškojant, kodėl kažkas neveikia, viskas tiesiog veikia savaime. Gerai, pereikime prie poveikio. Pažiūrėkime, kaip visa tai iš esmės keičia programuotojo patirtį ir kasdienį darbą. Ši frazė puikiai iliustruoja tą atradimo džiaugsmą. Kai pradedama naudoti Work3, senasis darbo būdas su nuolatiniu staž ir šakų keitimo pradeda atrodyti, tiesiog archaiškas ir labai tolimas. Tai ne tik techninis patobulinimas, tai kokybinis šuolis visoje darbo eigoje. Ir svarbiausia pabrėžti, nereikia mokytis Git iš naujo. Visi prasti veiksmai, commit, push, pull veikia lygiai taip pat, kaip ir anksčiau. Vienintelis skirtumas yra organizacinė struktūra, kiekviena šaka gauna savo atskirą švarę erdvę ir dėl to viskas tampa žymiai paprasčiau. Ir pabaigai, klausimas pamastymui. Ką iš tiesų reikštų turėti darbo eigą, kurioje konteksto keitimas nebekelia absoliučiai jokios trinties? Kiek daugiau produktyvumo, susikaupimo ir galiausiai kūrybiškumo tai galėtų atnešti į kasdienį darbą? Git Work3 siūlo būtent tokią galimybę. Galbūt verta išbandyti jau šiandien?